Sveikos, mano mielos žuvys. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Ši jūsų savaitė tokia, sakyčiau, įdomi. Daug teks bendrauti, kurti ryšius vieni su kitais, arba pajausite gerus ryšius tarp įvykių, kurie, kaip būna, žinot, dėl to, kad atsidūrėte kažkokiu metu kažkokioje vietoje, įsivystė tam tikri įvykiai ir labai naudingi jums. Galite finansinio pagerėjimo sulaukti, turbūt dėmesio skirsite daugiau savo augintiniams, norėsite į gamtą truputį išvykti, galbūt užsimsite rankdarbiais ar kažkuo tokiu, kur rankom reikia daryti. Va. Bendrai šią savaitę nesijausite suvaržyti, jausitės laisvi ir patenkinti savo gyvenimu. Na va. Gerai, pasižiūrėsim, ką kortos dar pasakys. Kokia savaitė laukia žuvų. Kalnas. Kokia savaitė laukia žuvų. Keturlapis dobilas. 2 gali būti svarbus skaičius jums. Namas ir meška. Šiaip šią savaitę gali būti, kad su kažkokiais sunkumais susidursite, kažkokių iššūkių gali kilti, bet viskas gerai išsispręs, tie iššūkiai jums atneš gerą sėkmę, gerą laimę, galbūt net materialinį pagerėjimą. Namuose būsite ryžtingi, turėsite daug jėgų, galbūt tvarkysitės apie namus, arba labai energingai namų reikalus tvarkysite. Va. Vadovausite savo namams labai stipriai. Na va, gerai, pasižiūrėkim tada giliau. Su kokiais čia sunkumais gali susidurti žuvys šią savaitę. Tūzas penkiakampių. Gali su finansiniais sunkumais galite susidurti, bet kadangi sėkmės korta šalia, tai tie sunkumai gali būti taip, kad bus rezultatas tų sunkumų finansinis pagerėjimas. Tai va, tai tokie įdomus tie sunkumai bus jūs. Gerovė, sėkmė, finansinis pagerėjimas, va, jūs ten nuneš. Patikslinkim penkiakampių tūzą. Sunkiai dirbote greičiausiai ir gausite labai didelį rezultatą iš to. Ne per daug čia kortų. Gerai, nebetikslinam, tada žiūrėkim, ką apie namus, ką namuose reikia žinoti. 8 penkiakampių. Gali būti, kad kažkokius savo įgūdžius lavinsite arba mokysitės kažko. Bendrai paėmus, tai dirbsite toliau savo įprastus darbus, ugdysite savo įgūdžius, jau minėjau prieš tai. Matysite rezultatus savo įdėto darbo. Va, namuose. Namų rūpesčiais užsiimsit. Gerai, koks savaitės rezultatas? Žvaigždė. Tai kliausite savo intuiciją ir apskritai kažką su savo svajonėm darysite. žengsite į priekį, išsilaisvinsite.
kažkoks paslėptas potencialas jūsų atsiskleis. Arba kažkokios naujos pradžios net laukia. Arba jeigu kažkas, kaip ir sakiau, paslėptas potencialas jūsų, tai dabar arba kažkokios tiesos paslėptos atsiskleis. Misterija truputį gali jūsų gyvenime būti svarbi. Kažką tokio naršysite savo mintise, intuicijose. Po kažkokio periodo, kuris buvo tokio netikrumo, neiškumo, dabar atsiranda galimybės, labai didelės galimybės jūsų gyvenime. Lobiai kažkokie atsiskleis. Ir šito korto dar primena pasikliauti savo intuiciją, kad atskleistumėte savo potencialą. Nu va. Tai bendrai paėmus, jūsų sunkus darbas atneš jums labai didelę finansinę gerovę ir taip pat namuose jausitės labai stiprus, nudirbsite daug darbų namuose, o savo asmeniniam tobulėjime jums išaiškės kažkokios savybės jūsų arba apskritai gyvenime kažką sužinosite, ko nežinojote iki šiol, kas buvo paslėpta, uždengta, dabar išaiškės ir jūs atrasite savo vidinį potencialą kažkur. Va. Galbūt imsitės hobių savo kažkokių. Va. Kaip ir sakė, naujos pradžios, žvaigždės korta dar. Pasirinkimai ir pasiekmės ir upės dvasia, judame į naują nuotykį. Tai va, tai jau kaip ir sakiau, jūs pasidarėte, daug darbų nudirbote ir dabar ta puota džiaugsitės. Va, ta bitelė čia, ta tokia darbininkė kaip ir jūs, sunešė tą puotą didelę. Va. Ir pasidžiaugsite savo darbo vaisiais, tikrai gali, sakiau, ir materialinė gerovė tai nusimatyti. Ir truputį žengsite į kažką naujo nuotykį eisite. Kaip ir sakė žvaigždės korta, gali būti, kad atskleisite savo vidinį potencialą ir žengsite į naują gyvenimo etapą. Va. Naują savęs pažinimo etapą gali būti irgi. Arba atšvesite savo pergalės ir tada jūsų galvoje iškart naujas planas užgims kažkoks į priekį įžengti. Koks rezultatas šios savaitės, dar patikslinam. Veneros sodas, atsipalaidavimas ir atsigavimas ir tinklo metėjas. Pasiruošimas dabar tampa vaisingas. Tai viskam, ką darėte, kam ruošiatės, dabar tiesiog tai reiks užmesti tinklą ir viską ištraukti. Kaip ir sakiau, tą finansinę gerovę greičiausiai savo arba savo vidinį potencialą atrakinsite. Ir paskui, arba prieš tai, arba kartu galėsite atsipalaiduoti pagaliau. Pagaliau jūsų gyvenimas ateina į tokį laikotarpį, kai visi darbai nudirbti ir dabar galima bus ramia sąžinė atsipalaiduoti. Nors aš vis sakau, kad mes atsipalaiduoti ir ilsėtis turime teisę ir nepabaigę tų darbų, dėl to, kad jeigu organizmas reikalauja poilsio, tai reikia ilsėtis. Va. Nes kitu būdu galim labai sunkiai su tais darbais dirbti, nes be poilsio perdegti. Ir paskui pailsėti mums primena nebe mūsų nuovargis, o mūsų lygos. Tai va, tai nepamirškite ilsėtis ir pasidžiaugti savo tais laimėjimais, kuriuos ištrauksite su tuo tinklu. Nu va.
apskritai panašu, kad jūs ilgai dirbote, ilgai ruošėtės, tą kalną įveikėte. Ir dabar sėkmės laikotarpis ateina pas jūs į gyvenimą. Rezultatai pasimatys. Ir greičiausiai tai rezultatai bus finansiniai. O tada, kai turėsite tą finansinę gerovę išsitraukę su tuo tinklu, tada jums labai parūps asmeninis tobulėjimas ir todėl norėsis judėti į priekį, kažką daryti su tuo. Arba dalintis išmintimis savo, kurią įgyjote per tuos kalnus liaudami. Arba kažką tokio dėl savęs padaryti. Nes panašu, kad daug dirbote, daug ir savęs atidavėte ir žmonėms, ir darbui savo, tai gerbuviai tam pasidaryti. Ir truputį save į šalį nustumėte. Tai dabar truputį palisėsite ir į naują nuotykį dėl savęs eisite. Va, su ta žvaigždės korta. Gerai. Kokį patarimą galime duoti žuvims šią savaitę? Taip. Tiesiog sakykite taip. Tai jeigu turite kažkokį klausimą, atsakymas taip, judėkite į priekį, darykite ir jūs esate dieviškai vedamas. Tai būtent tas nuotykis, į kurį ruošiatės eiti, yra jūsų asmeninės kelionės dalis. Tai dar ir papildomai patvirtina, taip sako, eikit. Tai va, dėl savęs pagyventi laikas. Gerai. Klausė, kas iš tikrųjų jūs veža. Tikri motyvai. Išsilaisvinam. Ir karališka banga. Gausybė, gausa, klestėjimas, gyvenimo pilnumas. Na va, apie ką kalbėjom. Labai įdomu. Truputį stagnaciniai vandenys, galite jausti sustrigę, reikia kažkokių pokyčių jūsų gyvenime. Ir perlas, alchemija. Apdovanojimas pabaigoje iš sunkumų į malonės. Nu va, labai atspindi tai, ką kalbėjom. Dabar, kadangi taip porom iškrito, tai aš taip ir pasižiūrėsiu. Tai, kas jūs iš tikrųjų veža ir tikri motyvai gyvenimo jūsų, jūs atves jums, kaip pasakyti, jeigu jūs pasiduosite tam, kas jūs veža, ten, kur jūs traukia, tai gyvenimas su didelė banga jums sugrąžins klestėjimą. Va. Ir dabar jūs iš tikrųjų jūs savo klestėjimą jau pritraukėte, jau mačiau iš prieš tai esančių kortų, kad pritraukėte klestėjimą, gausą ir gyvenimo pilnumą. Net ne pilnatvę, o pilnumą. Gyvenimas toks pilnas visko bus, kad nebežinosite, ką su juo daryti. Iš tikrųjų, gerąją prasme nežinosite, nes visą laiką išdalinate visiems ir iš tuščios savo taurės net sugebate pilti, o dabar bus tokios sklidinos jūsų taurės, kad tiesiog reikės savęs paklausti, kas iš tikrųjų jūs veža, ko imtis, kurią taurę gerti. Va. O dabar toksai atsinaujinimo metas truputį gali būti, kai visus darbus nudirbote, kurį laiką nieko nevyksta jūsų gyvenime. Tai tokios ramybės laikotarpis ir gali jums pasirodyti, kad jūs stagnuojate, kažkur užstrigę jaučiatės. Bet iš tikrųjų tai yra tos perlo auginimo laikas. Perlas po truputį susiformuoja sluoksnis po sluoksnio, kol pasidaro brangakmenis iš jo. Tai ir jūsų gyvenimo
perlas, dar kažkas naujo formuojasi, ne tik tai, kad jūs gaunate dabar pilnatvę tą su banga, tą didelę keturlapių dobilų ir penkiakampių tūzų tą pilnatvę. Dar kažkas naujo bręsta jūsų gyvenime. Ir užtat dabar truputį galite jaustis užstrigę ir atrodyti, kad nieko nevyksta gyvenime. Iš tikrųjų vyksta branda va to perlo. Ir kuris paskui į didelį brangakmenį ir apdovanojimą jums dar vieną subrės. Nu va. Ir, kaip ir sakiau, jaučiatės galbūt užstrigę ir sako, korta, reikia pokyčių, bet jūs jau patys einate savo nuožiūrą į naują nuotykį, va, į naujas galimybės ir naują nuotykį. Va. Išjudėsite šiaip ar taip. Mhm. Ir dar subrandinsite kažką naujo, gero. Gali būti, kad dabar ateina jums materialinė gerovė, o tas perlas, kurį brandinate, bus jūsų asmeninė gerovė. Va. Ir jį brandinti reikia tokių etapų, kai daug visko vyksta ir nieko nevyksta. Banga ateina ir paskui atoslūgis, banga ir atoslūgis. Ir tokiu būdu tą perlą taip formuoja jums. Tai tas perlas esate jūs, jūsų asmeninis tobulėjimas. Mhm. Gerai, pažiūrėkim, ką dar reikia žinoti. Savirefleksija. Mhm. Gausa ir suvokimas. Savo savirefleksijoje greičiausiai suvoksite apie tai, kad jūsų gyvenime atėjo gausa. Geras periodas, klestėjimo periodas, dar kartą primena kortas, paantrina save. Tai va, aš norėjau dar apie šitą savirefleksiją pakalbėti, nes man labai visada patinka paveikslas šitos kortos. Jeigu jūs dabar truputį, va, kaip kortos sakė, jaučiate stagnacijoje ar kažkaip nejudantis, tai gali visai netikra būti. Kaip šitoj kortoj mergina tarsi mato save lyg į kaklo vandenyje, kažkur užstrigusi lyg į kaklo rūpesčiuose, o iš tikrųjų stovi ant knygos ir visiškai laisva. Va, ant knygos stovi, mokosi apie save. Bet tas atvaizdas visiškai nėra tikras. Greičiausiai visi tie rūpesčiai, kurie atrodo, kad iki kaklo jūs paskendė juose, yra kažkur nuplaukę tolyn jau. Va. O žmogus vis dar galvoja, kad vis dar skęsta. Va. Tai būtent apie tą stagnaciją aš čia norėjau pasakyti. Gali būti, kad jūs jaučiatės užstrigę, bet iš tikrųjų tai yra judėjimas tik labai lėtas į priekį. Va. Ir jūs suvoksite, kad būtent toks tempas jums reikalingas, kad savo gerovę sukurtumėte. Va. Mhm. Apskritai panašu, kad jūs įpratę greitai gyventi. Ir bet koks sulėtėjimas jau kaip stagnacija jums atrodo. Ir dėl to judesio ar nejaučiate, kad įvyksta kažkas. Bet judesys yra. Upė teka, upės dvasia, judesys link nuotykio, išvertus taip pažodžiai. Mhm. Įsivažiuoti tiesiog reikia. Na ką, dar kokių įžvalgų mums varnos duos, dažnai duoda naujų kažkokių patarimų. Mhm. Mhm. Jeigu dirbate komandiniam darbe, kažką komandoje, tai varnos įspėja, kad nors ir kaip esate atsidavę tam darbui, nepamirškite, kas svarbu jums.
kad neliktumėte be nieko kažkur. Va. Įspėja, kad pasirūpintumėt savimi. Va. Paklauskite, ko jums reikia ir kodėl esate taip atsidavęs tam, ką darote. Kad nebūtų vėl, čia toks įspėjimas ir yra, kad nebūtų vėl taip, kad jūs vėl išdalinate save ir savo gerbuvį visiems aplink visą jūsų komandai. Ta komanda gali būti jūsų šeima, draugai ir visa kita, o savo nieko nepasiliekate. Tai va, pasilikite didelį kąsnį savo patį didžiausią. Va. Pagaliau pasirūpinkit savim, atėjo laikas savimi pasirūpinti. Ir žvaigždės korta tą patį sakė, kad apie save dabar laikas pagalvoti. Atskleisti save, ko jums iš tikrųjų reikia ir ko jūsų siela trokšta. Va. Gerai, paklauskime patarimo iš protėvių ir angelų sargų. Čia daug kortų. Protėvių ir angelų sargų. Ragana, būkite šviesa ir vilkė. Paleiskite iš savo vidaus savo laukinę pusę. Būkite šviesa ir išlaisvinkite savo vidinę laukinę prigimtį. Na va, tai iš tikrųjų paklauskite savęs, kuo norite būti ir kas esate savo viduje. Gali būti, esate atsidavęs žmogus ir visais besirūpinantis, bet jūsų vidinė vilkė nori prieš mėnulį pakaukti ir įsilaisvinti daug stipriau, kažką padaryti energingo tokio dėl savęs. Ir pabūkite šviesa. Tai būti šviesa nėra taip lengva, ypač jeigu jūsų gyvenime to šviesos nėra daug. Tai va, nušviečiate kelią su savo šviesa kitiems ir uždegate kitus. Ir tada tie kiti šviečia ir jums kelią rodo. Na va. Gerai, dar meilės kortas išmesiu, pasižiūrėsim, ką apie meilę reikia žinoti jums šią savaitę. Ką žuvims apie meilę reikia žinoti. Bagažas, emocinis bagažas gali labai didelį svorį santykiuose turėti, išpakuokite jį, pasipuoškite, atsiras galimybė pasipuošti ir pasidžiaugti, kažkokį vakarėlį eiti ir paslaptys, vėl apie tą bagažą. Kažkas yra paslėpto nuo jūsų, kažkas nėra visiškai atviras. Tai va, tai gali būti, kad teks pasikalbėti su savo partneriu ir tą bagažą išpakuoti, tas paslaptis atskleisti. Dar žvaigždės korta tą patį sakė, kad atsiskleis kažkas nežinoma. Tai va, tai kad nesvertų santykių visokios paslaptis ir bagažas, emocinis bagažas ar šiaip paslaptis, tai pasikalbėkite su savo partneriu ir paskui gražiai pasipuoškite, reikite į šventę, į pasimatymą, arba tiesiog bus kažkokia šventė, kur teks pasipuošti. Arba patys savo pasidarykite šventę, gražiai pasipuošę. Va. Nu va, tai toks įdomus tas būrimas jūsų. Apskritai paėmus, tai tikrai pilnatvė didelė ateina pas jūs, finansinė gerovė ir pagaliau ateina momentas, kai dėl savęs pagyvensite ir apie save pagalvosite. Ir tas kelias į save ir link savęs, tarsi naujas nuotykis jūsų gyvenime atsiveria dabar. Jūs daug ir sunkiai dirbote, uždirbote tą, ko norėjote, ar uždirbsite.
Ir dabar ateina laikas tą vidinę vilkę savo išleisti, į laisvę pasilakstyti, tai pabūti tuo, ko jūs norite būti. Va. Tai va, tai tokia šią savaitę žinutė, būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.